Žinios lengvai. Kviečiame klausytis žinių apie svarbiausius savaitės įvykius lengvai suprantama kalba. Vilniuje atidaryta nauja mokykla. Rugsėjo 30 dieną Vilniuje buvo atidaryta nauja mokykla. Mokykloje mokosi karių iš Vokietijos vaikai. Kariai iš Vokietijos atvyko gyventi į Lietuvą. Jie padės saugoti ir ginti Lietuvą. Kariai atvyko kartu su savo šeimomis, todėl jų vaikams reikia mokyklos. Dabar mokykloje yra darželio klasės ir pradinės klasės. Nuo kito rudens mokykloje galės mokytis ir vyresni vaikai. Kitą rudenį mokykloje mokiniai galės mokytis nuo darželio iki 11 klasės. Dabar mokykloje mokosi apie 50 mokinių. Pamokas veda mokytojai iš Vokietijos. Taip pat yra mokytojų ir iš Lietuvos. Pamokos vyksta vokiečių kalba. Tai yra laikina mokykla. Vilniuje planuojama statyti daug didesnę mokyklą ir darželį. Mokykloje ir darželyje galės mokytis daug Vokietijos karių vaikų. Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius Nilsas Hilmeris pasisakė apie naująją mokyklą. Jis sakė, kad tai bus didžiausia Vokietijos karių vaikams skirta mokykla užsienyje. Pasaulio čempionatas Indijoje. Nuo rugsėjo 27 iki spalio 5 dienos Indijoje vyksta žmonių su negalia sporto čempionatas. Čempionate dalyvauja sportininkai iš įvairių šalių. Šiemet čempionate dalyvauja 2200 sportininkų. Tai yra didžiausias žmonių su negale čempionatas Indijoje. Čempionate dalyvauja 18 sportininkų iš Lietuvos. Sportininkai rungtyniauja įvairiose rungtyse. Pavyzdžiui, meta diską, meta ietį, stumia rutulį, lenktyniauja vežimėliais. Šiemet čempionate atsirado nauja rungtis. Tai yra lenktyniavimas triračiais. Triratis yra panašus į dviratį, bet turi 3 ratus. Jis yra pritaikytas žmonėms su negale. Rungtis vyksta stadione bėgimo takelyje. Sportininkai varžosi, kas greičiau įveiks nustatytą atstumą. Pavyzdžiui, 100 metrų arba 200 metrų atstumą. Triračių rungtyje medalį laimėjo lietuvė Bela Morkus. Ji užėmė 2 vietą ir gavo sidabro medalį. 1 vietą laimėjo sportininkė iš Jungtinių Arabų Emiratų. Ji pasiekė pasaulio rekordą. Disko metimo rungtyje lietuvė Oksana Dobrovolskaja užėmė 3 vietą. Ji laimėjo bronzos medalį. Mokslo naujienos. Spalio 9 ir 10 dienomis Vilniuje ir Kaune vyks mokslo konferencija. Konferencija yra apie naujas technologijas. Konferencijos metu bus aptariama, kaip naujos technologijos gali pagerinti žmonių gyvenimą. Konferencijoje bus daug kalbama apie technologijas susijusias su maistu. Pasaulyje gyvena labai daug žmonių, todėl mokslininkai bijo, kad ateityje gali trūkti maisto. Mokslininkai nori, kad visiems užtektų maisto. Taip pat mokslininkai nori, kad maistas būtų sveikas. Todėl jie atlieka daug tyrimų ir bandymų. Pavyzdžiui,
Mokslininkai atliko tyrimą apie alergiją maistui. Yra žmonių, kurie alergiški kai kuriems maisto produktams. Pavyzdžiui, yra žmonių, kurie alergiški riešutams ar kitiems produktams. Mokslininkai išsiaiškino, kad įmanoma padaryti taip, kad maistas nesukeltų alergijos. Tam mokslininkai nori sukurti naujas technologijas. Mokslininkai mano, kad galės pakeisti maisto produktus taip, kad jie nesukeltų alergijos. Konferencijoje bus aptarta ir daug kitų mokslo temų. Naujas taikos planas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pristatė naują taikos planą. Plane yra parašyta, kaip sustabdyti karą Gazoje. Gazoje vyksta karas tarp Izraelio ir teroristinės grupuotės Hamas. Karas Gazoje prasidėjo 2023 metais spalio 7 dieną. Ta dieną Hamas užpuolė Izraelį. Tuomet Izraelis pradėjo kariauti. Karo metu mirė daug žmonių. Izraelis į Gazą neįleidžia pagalbos. Tai reiškia, kad žmonėms sunku gauti maisto, vandens ir vaistų. Šiais metais karas buvo trumpam sustabdytas. Karas nevyko 2 mėnesius, bet po to Izraelis vėl pradėjo karą. Dabar karas vis dar vyksta. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nori, kad karas baigtųsi. Todėl jis pasiūlė naują taikos planą. Taikos plane yra parašyta 20 punktų apie tai, kaip sustabdyti karą. Pirmadienį Izraelio premjeras Benjaminas Netanjahu sakė, kad palaiko šį planą. Tačiau antradienį jis jau sakė, kad nesutinka su tuo, kas parašyta plane. Grupė Hamas taip pat nepritarė planui. Žinias lengvai suprantama kalba rengė Skirmantė Sakalauskaitė. Vertino Rūta Latvytė. Skaitė Irma Jokštytė Stanevičienė. Garso režisierius Vytautas Petrošius.